Labas vakaras, mėly pašnekovai, labas vakaras, mėly dalyviai. Džiaugiuosi turėdama galimybę šiandieną vesti diskusiją pasaulinės medijų ir informacinio raštingumo savaitės metu. Ir šiandieną mus visus sukvietė, suvienijo tokia tema, kuri, manau, bent jau turėtų būti kiekvienam iš mūsų labai būti svarbi ir aktuali. Ir šiandieną mes drauge su pašnekovais bandysime atsakyti į tokį klausimą, ar tikrai dezinformacija yra mūsų kasdienybės palydovė. Ir džiaugiuosi šiandieną, kad su mumis yra, pradėsime nuo damos, tai turime Oną Mariją Višniauskę, kuri dirba Britų taryboje, vadovauja People to People programai, organizuoja mokymus, finansuoja projektus raštingumo srityje. Taip pat su mumis šiandieną yra ir Karolis Višniauskas, Nara tinklapio ir tinklalaidės redaktorius, vienas Lietuvos tinklalaidžių podcasting pradininkų, taip pat užsiimantis medijų edukaciją, tikiuosi teisingai pristatau, ir taip pat šiandieną su mumis yra Lukas Keraitis, mokslo ir technologijų populiarintojas, radio ir televizijos laidų vedėjas bei dirbtinio intelekto entuziastas. Sveiki. Taip, tai pradžiai, kadangi pas mus yra diskusijų žodis kasdienybė, tai norėčiau pradėti nuo tokio klausimo bendrai visiems, kas norėsite pradėti, bet kada paskutinį kartą jūs asmeniškai susidūrėte su dezinformacija? Sveiki visi. Džiaugiuosi atvykęs į Kauną. Geras klausimas. Pagalvojau, kad šiuo metu specifiškai mąstau apie visą šitą sagą dėl to, kas taps premjeru arba netaps. Ir daugybę galvoju pareiškimų, ką politikai sakė prieš rinkimus ir po. Nežinau, ar tai yra dezinformacija pagal apibrėžimą, bet tai yra pirma mintis, kuri man atėjo į galvą dabar. Tikriausiai tai priklauso nuo to, ką mes vadiname dezinformacija, ar ne, kas iš mūsų ryšis tai apibrėžti. Labai galima, dažniausiai, arba tai yra vadinama, man atrodo, viename spektro gale tai yra politinė dezinformacija, kai kažkuri šalis specialiai eikvodama resursus nori dezinformuoti žmonės. Pavyzdžiui, politikoje tai dažnai sakoma, bet tikriausiai kasdieninėje kalboje tai dezinformacija kartais žmonės vadina tiesiog įvairius būdus, kuriais juos bando paveikti, jiems padaryti įtaką. Tai komercija yra didžiulė įtakos darytoja arba norėtoja padaryti įtakos ir kiti dalykai. Tai priklauso, ko mes vadinsime dezinformacija. Bet tikriausiai geriausia yra ta, kurios aš nepajaučiau. Tai jeigu pajaučiau, tai kažin ar skaičiuoti reikia. Sveiki visi. Man atrodo, ne aš viena, daugelis iš mūsų gana aktyviai sekėme priešrinkiminį laikotarpį ir debatus, diskusijas, kurias stebėjome ir savo gimtuosiuose miestuose, ir per televiziją. Ir jų metu skambėjo daug informacijos teiginių, kurių galbūt aš kaip pilietė, klausydama, žiūrėdama per televiziją, negaliu patikrinti ir vietoje išspręsti ir įvertinti, ar tai yra dezinformacija, ar tai jau yra tikslus duomenys. Tačiau net ir tose diskusijose buvę oponentai tų politikų, kurie kalbėjo ir tą informaciją pristatė, tuoj pat diskusijų metu jie galėjo sakyti, kad ne, jūs esate neteisus, arba jūs klaidinate žmonės, jūs meluojate. Ir man atrodo, tai yra geras pavyzdys, rodantis, kad dezinformacija nebūtinai yra tik tais išorės valstybių ar išorės subjektų praktika. Dezinformacija, tas noras manipuliuoti, klaidinti savaip arba savo palankiai pateikti informaciją arba dalį jos iškraipyti, dalį palikti tiesos. Tas spekuliavimas informacija egzistuoja ir jis gali būti labai arti mūsų čia pat. O sakykit, jeigu kalbam apie dezinformaciją, labai dažnai susidaro toks įspūdis, kad dažniausiai susidurime su dezinformacija politikoje. Žinoma, dabar yra toks kontekstas, kad vyko rinkimai, bet jeigu reikėtų, pavyzdžiui, paprastam žmogui paaiškinti, kas yra ta dezinformacija, jeigu kalbam apie kasdienybę, ta prasme, ar mes su ja susidurime pagrindę politikoje, ar kažkur plačiau, kasdienybėje savo. Gal galėtume truputėlį, kaip jūs suprantate, kas yra ta dezinformacija? Karolė. Prisimenu, kai vyko JAV prezidento rinkimai, kada Donaldas Trumpas atsirado kaip toks
politinis fenomenas. Atsimenu, buvo ta diskusija tarp Amerikos žurnalistų, ar tai, ką prezidentas sako, ir jis sakė daug, tiksliau tuo metu kandidatas į prezidentus, jis sakė daug dalykų, kurie buvo neteisingi, tiesiog faktiškai neteisingi. Ir atsimenu, buvo ta diskusija, ar mes po žodžiu dezinformaciją tiesiog kažkaip užglaistytai sakom, kad žmogus meluoja, ar dezinformacija tai yra melas. Ir aš linkęs sutikti, kad taip, dažnai tai tiesiog yra elementarus melas, galbūt sakomas netyčia, gal tu kartais tiesiog nežinai faktų ir suklysti, bet jo, bijau, kad po šituo žodžiu jis tapo tokiu truputį lengvesnė forma pasakyti, kad kažkas tau meluoja. Tyčia ar netyčia, čia yra kitas klausimas. Aš tik galėčiau pritarti Karoliui, man atrodo, tas žodžio plotmė šią akimirką jam kenkia, mums gal naudingiau yra šiek tiek patikslinti, apie ką mes kalbam, nes po to galima labai daug pakišti, tikrai tiek politikus, kurie kažko nepasako, tiek vėlgi, galbūt galima žiūrėti YouTube kanalą, kur tu žiūri video apie kažkokį fotoaparatą, kurį galbūt nori pirkti ir tas vlogeris gali nepasakyti kažko, nes jį remia ta kompanija, na tai yra gausybė būdų senai gerai pavadinti, apgauti arba manipuliuoti arba nepasakyti tiesos. Tai man atrodo, po dezinformaciją kartais norima pakišti tokį protingai skambantį kitų būdą siekį mane paveikti ir man tai nepatinka. Ir tas būdas yra organizuotas. Tai man atrodo, reikėtų vengti gal kiek įmanoma tokių plačių terminų, nes jisai reiškia šiek tiek per daug šią akimirką. Ir gal papildys, nesutinku su abiem pašnekovais, kad tai yra būdas suklaidinti, kuo dezinformacija skiriasi nuo melo, nuo sąmoningo melo. Tai kai žmogus nori sąmoningai paveikti ir suklaidinti ir tą daro specialiai su tikslu, kad patikėtume. Dezinformacija yra lengvesnis terminas. Dezinformacija, kaip Karolis ir sakė, gali sklisti ir nesąmoningai. Reiškia, aš kažką informaciją transliuoju sąmoningai ar nesąmoningai ir ji nėra teisinga, jinai yra melaginga, bet tą darau nebūtinai žinodamas ir nebūtinai siekdamas suklaidinti auditoriją. Fokusas yra ta kasdienybė. Aš truputėlį irgi iš savo pusės labai ypatingai šiuo metu, kuomet yra, sakyčiau, pažangi dirbtinio intelekto era ir pati savo kasdienybėj labai dažnai susiduriu tiek su dirbtinio intelekto vadinamom klastotėm. Ir aš iš tikrųjų norėčiau Luko paklausti būtent apie tą dirbtinį intelektą. Kaip jūsų nuomonė jisai prisideda prie tos dezinformacijos kūrimo, platinimo? Ar tai labiau tampa tokia kaip pagalbinė priemonė tarsi atpažinti dezinformaciją, ar tai kaip tik sudaro dar didesnės priemonės jai plisti? Taip, tikrai man tenka su to pačiam nemažai sudurti. Jeigu galime kalbėti vien apie generatyvaus, tai yra generuoti galinčio dirbtinio intelekto dalį ir vien tik tais apie vizualią dalį, tai labai apibendrintai, iš esmės, tai, kas anksčiau buvo įmanoma Hollywoodo studijoms, dabar tampa įmanoma vienam žmogui prie kompiuterio. Pavyzdžiui, šiandien mes darėme video, filmavau, šiuo metu montuotojas, reikia, sakiau, paskubėti, nes toj bus nebejokinga, bet išleido viena kompanija prieš 2 dienas, paleido naują funkciją, kur ką gali padaryti, aš nusifilmuoju video, kaip aš kalbu, 0,5 minutės į kamerą, maivausi, galiu rodyti kažkokius gestikuliuoti, įkeliu nuotrauką, kurią noriu, kad tai animuotų ir ta visa mano veido animacija perskeliant tos nuotraukos. Ir iki šiol tai buvo vėlgi įmanoma, bet su šita programa tai tampa labai labai paprasta. Ir aš galiu įkelti kokią noriu nuotrauką. Tai tarp kitko mes įkėlėm Blinkevičiūtės ir pasimavim, kad aš gal eisiu į premjerės, gal neisiu. Tai sakėm, reikia skubėti, kol dar tai šiek tiek juokinga. Tai jinai paplito dabar tą žinutę jūsų, ar ne? Tai dar nepaleidom tos. Čia mes bandom vis parodyti, kas yra įmanoma, bet, pavyzdžiui, man tyrinėjant vien tą, kas man yra įdomu kaip video kūrėjui, kaip grafikos, dirbu su grafika, vien toje srityje yra tiek daug įrankių, kurie leidžia kažką naujo padaryti, bet tuo pačiu jie leidžia ir sumanipuliuoti vaizdais, ir perimti kito žmogaus įvaizdį. Aš nežinau, kaip jūs patys, bet, pavyzdžiui, Instagrame, Facebook'e, tiesiog pirštus lenkant žemyn, man meta nemažai reklamų, kur kalba ne žmonės, kur sako, štai išbandžiau naują plaukų skustuvę kojoms. Ir ten nėra žmogus, ten yra nuotrauka, kuri yra animuota. Ir nežinau, ar jūs tai pastebit. Arba, pavyzdžiui, YouTube žiūrint video dabar, pats nustebau, tai pamatęs jau realybėje, galvojau, gal tai gana reta, bet žiūrėjau vieną tiesiog video apie kažką ten ir kalba,
pasirodo kalba prancūzas, bet komentare kažkas paspaudė, parašė, žiūrėkit, tą minutę ar matote tas lūpas. Paspaudžiau ir matau, kad tos lūpos jos persikeičia. Nes ten yra panaudota programa, į kurią įkėlus video, prancūzų kalba, jis yra išverčiamas į anglų kalbą, bet paimamos ir žmogaus balsas perkeičiamas ir tai uždedama ant video, kad tarsi judėtų lūpos. Ir dar kitas pavyzdys, tai dabar pačiam teko išbandyti, gavau progą išbandyti savo balso sintezės programą, tai yra programuotojai man sukūrė tokią programą, su kuria galiu įrašyti tekstą į programą ir ta programa pasakys bet ką aš įrašau. Tai anglų kalboje tai jau buvo kurį laiką pasiekiama ir netaip ir keista, bet lietuvių kalba tai yra gana nauja. Tai, pavyzdžiui, tokia programa bandėm skambinti mano tėvams, artimiesiems ir bandėme išviliauti iš jų pinigų. Tai tėtis ir mano ir mama išsigando akimirką, kad tiesiog neišsigando, gal nepervedė man nieks pinigų, mano tėtis tai tą apgaviką pasiuntė toli, bet ir gal nepadėjo tai, kad tas balsas buvo toksai diktoriškas, nes buvo apmokytas mano laidomis, bet vis daugiau kūrybinių būdų yra kurti tikrovę. Ir manau, nuo 22 metų rudenio, kai pamatėme, turbūt viena pirmųjų nuotraukų buvo popiežius su Balenciagos striuke, kuri apskrido visą pasaulį. Jinai buvo sukurta kažkokio vaikino, kuris buvo 3 alaus išgėręs 2 nakties New York'e. Tai nuo tos minutės, kai tu esi internete, lengviau galvoti, kad tai, kad tu matai, yra netikra, negu kad tikra. Ir tai sukuria begalės problemų. Manau, kad vien tai, kad žmonės patikė filmais žiūrėdami, ar ne? Televiziją turim 100 metų ir žmonės žiūri ir patikė ten tikrovė, kad tie tėvai tikrai nusileido ar dar kažką. O dabar turime dar galingesnių įrankių, kurie leidžia perimti kito žmogaus atvaizdą, balsą ar panašius dalykus. Tai labai nauja ir mažiausiai šito fenomeno naujumas sukuria daug problemų. Galbūt ateityje dalį tų problemų išspręsim, bet šią akimirką tai yra super nauja ir užbėgant įvykių už akių, manęs klausė, Lukai, ką daryti, nėra piliulės šią akimirką, kurią čia nurijus, viskas išsispręstų. Dar irgi keliaujant prie to, ką turėtume daryti, kadangi ta mūsų tema apima kasdienybę ir iš tikrųjų man pačiai kartais kyla toks klausimas, kuomet mes artimoje aplinkoje, pavyzdžiui, mūsų artimieji, ar seneliai, ar tėvai, kaip irgi minėjai, patikė tam tikrom dezinformacijom ir tam tikrom, klastotėm ar kažko, ir jie tuo tiki. Ir, pavyzdžiui, tu suvoki, kad tai yra visiškas melas, bet jie yra taip stipriai tuo įsitikinę ir niekas jų nepakeistų nuostatų. Tai man įdomi, pavyzdžiui, jūsų nuomonė, kaip tada reikėtų elgtis. Nes yra, pavyzdžiui, iš tikrųjų studentai kartais irgi sako, bet mano tėvai tiki tuo ir man labai sunku, aš bandau su jais kalbėti, bet jie vis tiek yra įsitikinę, kad tai yra tiesa. Tai iš jūsų pusės, kaip manot, kaip reikėtų elgtis tokiu atveju? Ar turėtumėt kokį patarimą? Kaip ir su bet kokiu tikėjimu, tai nebūtinai tikėjimas dezinformacija, bet stiprus įsitikinimas, kuris jau perauga į tokį dvasinį arba jau nebesąmoningą įtikėjimą, yra sunku. Sunku jį pakeisti, tiesiogiai į jį nukreipti argumentus arba ginčius, arba su juo ginčytis yra, mano nuomonė, praktiškai neįmanoma. Nes tai yra jau nebe sąmoningo, nebe objektyvaus lygmens manimas, mąstymas, tai jau yra kai kas aukščiau. Ką ir Lukas sakė, su dezinformacija yra taip, kad tuoj mes neturėsim įrankių apsimokyti taip, kad galėtumėm ją atpažinti, įvertinti ir užblokuoti kaip dezinformacija čia ir dabar. Dezinformacijos metodai, būdai, priemonės taip tobulėja, kad paprastam mirtingajam, žiūrint, skaitant, vartojant informaciją kasdieną, tą padaryti labai sunku. Ir man įstrigęs yra tyrimas darytas Jungtinėse Amerikos valstijose, kurio rezultatai rodė, kad ne dezinformacijos atpažinimo žinios, tai yra ne medijų raštingumo žinios, bet asmens įsitikinimas arba priklausimas tam tikrai politiniai partijai, ten buvo vykdoma tyrimas apie respublikonų ir demokratų rinkėjus, yra lemiamas veiksnys, kuris nulemia ir daro įtaką dezinformacijos sklaidai to asmens kanaluose. Reiškia ne tai, kaip aš gerai moku atpažinti dezinformaciją, suprantu dezinformacijos sklaidos kanalus ir metodus, bet kaip aš labai save identifikuoju tam tikrai nuomoniai, tam tikrai politiniai grupiai, lemia tai, ar aš dalinsiuos dezinformaciją. Ir ką tai sako?
Tai sako, kad dezinformacija yra tik tais metodas, tik būdas įgelti priešininkui, sukompromituoti, kovoti prieš tą pusę, su kuria aš nesutinku. O kovoje visos priemonės, kare, žinot, visos priemonės yra tinkamos. Tai ne dezinformacijos mokymo atpažinimas turėtų būti prioritetas, bet tos polarizacijos ir susipriešinimo visuomenėje mažinimas turėtų būti raktas į dezinformacijos sklaidos mažinimą. Nes mes skleidžiame dezinformaciją, ne mes, bet kai kas skleidžia dezinformaciją, net suprantant, kad tai galbūt yra, tai nepatikrinta informacija, gal ir netiesa, norint įgelti savo priešingų arba tai pusiai, su kuria aš nepritariu, kuriai nepritariu. Tai grįžtam prie klausimo, jeigu mes šeimoje turim labai skirtingas nuomonės, atstovavom skirtingoms kartoms, turim skirtingas vertybės, yra sunku ginčytis su kitaip mąstančiu, kitame polyje esančiu žmogumi, jeigu tas atotrukis tarp mūsų yra labai labai aukštas ir didelis. Tai mano atveju, asmeniškai, aš nebandau nuneigti, nebandau ginčytis, galbūt pasakau keletą argumentų, kuriais aš vadovaujuosi, kuriuos aš seku, kuriais aš tikiu, patikrinta informacija arba tai iš tų informacijos kanalų, kuriuos aš vartoju, bet į tą konfrontaciją, bandant nuneigti tikėjimą, man atrodo, tai yra kova be laimėtojų. Aš manau, kaip Ona irgi minėjot, kad turbūt mes visi apie tai kalbam, kad reikia žvelgti daug giliau, ne tik į tai, kas yra ta dezinformacija, bet aplamai, kodėl žmonės jie tiki, kodėl jinai sklinda. Tai vis tiek, turim padiskutuoti, tai kur mes esam šiandieną, to medijų raštingumo aplamai, situacija mūsų Lietuvos visuomenės. Kaip manot, kur mes esam ir, vis tiek, kur mes atsiliekam? Aš, Karoli, gal norėčiau patį kreiptis iš žiniasklaidos pusės. Man atrodo, kad mes kaip Lietuva nesam kažkokioj labai kitokiai situacijoje negu daugelis kitų šalių ir turbūt bendra mūsų laikmečio realybė yra ta, kad tokia kaip ir bendra realybė, kurią mes visi dalinamės, su kuria, pavyzdžiui, galbūt užaugau aš kaip vaikas, tarkim, nežinau, žiūrint panoramą ar ten žiūrint kokią nors, liko labai mažai vietų, kur, pavyzdžiui, mes kaip Lietuvos visuomenė galim kartu išgyventi kažkokį dalyką visi vienodai, galbūt, nežinau, Eurovizijos dainų konkursas, galbūt Olimpiada, bet ir Olimpiadais pažiūrėjau, kad šiemet mes su drauge žiūrėjome Kanados transliuotojo transliaciją, nes jie rodė tas sporto šakas, kurių nerodė Lietuvos transliuotojai ir mes jautėmės, kad mes tarsi esam Lietuvoje, žiūrime Olimpiadą, bet mes kartu esam kažkokioje kitoje šalyje, nes kiti žmonės, kurie žiūri lietuvišką televiziją, kuri rodo Olimpiadą, ten rodo kitas sporto šakas ir mes jau tos bendros realybės neturim, kurią galbūt aš būčiau turėjęs kaip vaikas, nes tiesiog nebuvo interneto ir net neturėjau pasirinkti iš ką žiūrėti. Tai aš prisimenu tuos laikus, kai, nežinau, ten Kauno Žalgiris 99 metais laimėjo Eurolygą, visa Lietuva žiūrėjo tą. Ir net tokių momentų yra labai labai nedaug, jų lieka vis mažiau. Ir net tos pačius rinkimus mes išgyvenam skirtingai, nes mes sekam skirtingus žmonės, žiūrim skirtingus YouTube kanalus. Tai mes tarsi visi gyvenam toje pačioje šalyje, bet tuo pat metu mūsų realybės yra labai labai skirtingos. Ir galbūt aš daugiausiai žinau be Lietuvos Jungtinių valstijų visuomenę ir ten yra pasiektas dar didesnis polarizacijos lygis, kur netgi, pavyzdžiui, vykus, tarkim, nesniai buvo uraganas Floridoje, netgi matant tokį objektyvų gamtos reiškinį atsirado kalnai žmonių, kurie sakė, kad galbūt čia iš tikrųjų viskas sukontroliuota valdžios, kad čia šitą valstiją, kur yra svarbi valstija rinkimuose, kažkaip paveiktų, maždaug, kad valdžios žmonės gali kontroliuoti orą, kad, nežinau, žmonės, kurie sinoptikai, jie jums meluoja, kad tie žmonės, kurie kažkokį turėjo objektyvumo raktą į tam tikrą neutralumą, objektyvumą, kaip mokslininkai, meteorologai, kokie nors gydytojai, praktiškai su COVID-u, tas ir toliau tas nyksta, ar ne? Mes galbūt pasitikėjom gydytojais ir mokslininkais,
Su COVID dalis žmonių sakė, ne, jie mums meluoja, norim prakišti skiepus, kurių mums nereikia. Ir yra pilna informacijos, jeigu tu nori eiti nesiskiepijimo keliu, tu rasi kalną informacijos, kuri tave patvirtins tai. Ir dar pabaigsiu, kad mes įsivaizduojam, kad sužinoję kažkokius kitus faktus, mes pakeisim savo nuomonę, bet iš tikrųjų yra daugybė tyrimų, kurie parodo, kad faktai šiaip jau nekeičia tavo nuomonės, kad tu juos praignoruoji, kas tau netinka ir tu pasiemi tai, kas tau tinka. Ir tu gauni dopamino, gauni geros energijos, gavęs informaciją, kuri patvirtina tavo įsitikinimus. Tu kaip žmogus, tau nėra labai svarbu žinoti tiesą, šiaip jau. Tau svarbiau yra būti apsuptam žmonių, kurie irgi mąsto taip, kaip turi jaustis gerai bendruomeniai. Deja, bet taip yra. Mūsų smegenys iš tikrųjų nėra sutvertos ieškoti tiesos, jis yra sutvertos ieškoti kitų žmonių, kurie mąsto taip, kaip tu. Aš tik papildysiu labai trumpai, tikrai atliepiant, ką Karolis minėjo, kad mes lygiai taip pat moksliniai tyrimai rodo, kad mes lygiai taip pat esam labiau linkę tikrinti informaciją, kai jau kalbam apie medijų raštingumą, su kuria mes nesutinkam. Reiškia, kuri prieštarauja mūsų įsitikinimams. O informacija, kuri atitinka mūsų įsitikinimus, mes priemam daug lengviau, laisviau ir atviriau. Aš dar truputėlį irgi sureaguosiu tik tai Karolio. Aš kaip suprantu, tai viena tokia kaip didžiausių problemų tai yra tas mūsų toks susiskaldimas. Vat kaip irgi tie pavyzdžiai, kad mes turėjom kažkokių tokių bendrų dalykų, kas tiesiog visuomenę aplamai suvienydavo. Dabar mes esam dėl tų visokių, nežinau, COVID-o, geopolitinių visų šitų situacijų, mes tokie tampam labai suskaldyti. Jo, aš nežinau, ar tai yra problema, tai tiesiog yra realybė tokia. Ir yra momentų, kada mes kaip visuomenė vėl susivienijom, kaip pavyzdžiui, nežinau, prasidėjo Rusijos invazija į Ukrainą, Vilniuje buvo didžiulis palaikymo, žmonės fiziškai išėjo į gatvę pabūti vieni su kitais. Tai kada yra kažkoks kritinis momentas, žmonės palieka ekranus ir tiesiog atranda vienas kitą tiesiog kūnais. Ir galbūt tas momentas niekur nedingo, mes vis dar čia savo odą ir savo kojom ir rankom, bet mūsų ekranuose mes esame labai išsibarstę. Tiesiog taip jau yra. Mes galim nostalgiškai gręžtis į laikus, kai to nebuvo, bet mes ten nebegalim sugrįžti. Aš gal pati pratęsdamas tą temą, manau, kad Karolis tikrai palietė tą polarizacijos svarbią problemą. Galbūt vienas iš būdų, kaip man atrodo, su tuo tvarkytis, tai reikia vis pačiam savo ir mums patiems priminti, kad turime nebėgti nuo priešingų nuomonių ir turime netgi kartais jų ieškoti. Ir dėja, bet šią akimirką mūsų visuomenėje nėra institucijos ar organizacijos, kuri ieškotų to mūsų vienybės, kas galbūt anksčiau buvo bažnyčia, ar ne, sekmadieniais bent visi susitinka bažnyčioje, kažkada tai buvo. Tai dėl to, man atrodo, mes kiekvienas turime atsakomybę įvardinti vieni kitų panašumus, nes matome tik politiniuose debatuose, tik tokia, naudojant tokią retoriką, kur ieško mane, o mes čia nesutarėm ir aš galbūt čia skambėsiu labai hipiškai ir taikiškai, bet iš tikrųjų turiu menį netgi ir darbo kolektyvos ar dar kažkur reikia talpinti, mums turėti gebėjimą talpinti priešingas nuomonės ir jų netgi kartais kars nuo karto siekti, ar ne? Ir šiaip, tarp kitko, labai gera ir darybinė taktika su žmogum, su kuriuo ten nesutari, nesvarbu dėl ko, COVID ar dar kažko, tai pirmiausia įsivardinti, o mes ties šitus turim, ar ne? Tu irgi taip matai, tu matai, kad čia problema, kai surandi daug to bendrumo, tada gali įeiti į bendrą tašką ir galbūt, nenorėti vienas kito, nežinau, ten grasinti vienas kitam, ar ne? Nes tikrai viešam naratyve labai daug tokio ir patraukimo per dantį, ką daro ir žiniasklaida, traukia politikus per dantį ir traukia tokio įkandimo vienas kitam ir galų gale netgi to tokio skeptiškumo, kur COVID atveju ar kitais atvejais žmonės, o jeigu šitie mokslininkai visi klysta, ar ne? Ir kažkodėl atrodo tarsi vienu metu pradėta tikėti, kad būti skeptišku, abejoti tai yra cool, tai yra kieta. Kokybiškai abejoti yra labai labai sudėtinga ir tai daroma gana retai. Man atrodo, kad mums to reikia ir, aš kai stebiu žmonės, ar politikus, ar kitus, nežinau, viešus žmonės, kurie garsiai dvejoja ir tai yra jūsų tarsi pagrindinis darbas, nesiūlydami nei savo pasiūlymų, nei dar kažko, aš vis noriu beksti pirštų ir pasakyti, kad tai yra bepigu. Dvejoti yra bepigu, pavyzdžiui. Ar ne? Kažkas gali man sakyti, Lukai, tai tu įrodyk, kad tu nesi durnius, ar ne? Tai ne man nereikia įrodyti. Įrodykit, kad aš esu durnius, jeigu kažkam to reikia, ar ne? Bet man atrodo, šitas retorinis elementas pas mus dabar yra labai labai paplitęs, bet jisai nėra labai kokybiškas.
Bet kalbant aplamai apie medijų raštingumą, galima būtų teikti, kad tai yra labiau, tokia asmens atsakomybė, ar tai yra labiau kolektyvinė atsakomybė? Nes dabar vis tiek girdžiu, kad tai yra toksai, savęs klausimas, savęs toksai kaip ir analizavimas, bet kaip manot, ar tai turėtų būti, toksai kolektyvinis veiksmas, sakyčiau, sprendimo? Ir jeigu taip, tai kas turėtų visą tą kolektyvinę atsakomybę, kas galėtų čia būti ta tokia stiprioji jėga visame šitame? Aš jį galima, nes jūs klausite apie vyresnius žmonės, tai kažin ar taip verta atskirti gana griežtai, nes kaip, pavyzdžiui, būna apgaunami vyresni žmonės finansiškai, iš jų išviliojami pinigai, man kėl klausimas, kodėl tas žmogus nepasitarė su kaimynu, ar su bet kuo, ar ne, su praeiviu gatvėje, nesvarbu, ir tai nėra nei kolektyvinė, nei dar kažkokia atsakomybė. Man parašo nežinomi žmonės, labas Lukai, gal čia kaip manai, ar čia apgaulė, ar kažką, tu bandai pagelbėti, bet mažiausiai, be abejo, kiekvienas esame atsakingas, kad nebūtume apgauti. Ir jeigu tau sako, kad tu uždirbsi 1 milijoną, bet pirmą man perves 100 eurų ir tu tiki, tai kažkiek atsakomybės ant tavo pečių kyla. Aš manau, kad naivu tikėtis, kad kažkas čia mes gelbėjimos ratą ir dabar pasakys, kaip gyventi. Tuo pačiu nesinori ypatingai tų vyresnių žmonių gąsdinti, nes mes su medijų raštingumu, su informaciniu raštingumu, kompiuteriniu raštingumu, kai kalbame apie tas temas, tai seni žmonės jau ir taip neblogai išgąsdinti yra. Jie paskui bijo, aš sako, nenoriu lies kompiuterio, nenoriu lies pelės, dar kažką paspausiu, dar kažką blogai padarysiu. Bet tikrai manau, kad galim kalbėti su vyresniais žmonėmis ir sakyti, klauskit, jeigu neaišku, padėt, pasitark, jeigu atrodo netikroviška, paklausk. Aš lygiai taip pat sėdėsiu prie kompiuterio, kažkas neaišku, taigi kolegos klausia, ar tu čia matai irgi, ką aš matau. Tai labai gerai pasitikrinti keliomis akimis. Kadangi vis tiek mes turime fokusą tą žodį kasdieninio gyvenimo, tą palydovę, kaip Jūs manote, pavyzdžiui, paprastas žmogus, kokius galėtų pakeisti savo kasdieninius įpročius, tiesiog ryte žiniasklaidos vadinamos skrolinimo, kaip manot, kokie būtų tie tokie įpročiai, kuriuos būtų galima pakeisti ir tokiu būdu, mažai žingsniais keliautum link raštingumo, kaip manot? Mano pirma mintis yra susijusi su mūsų naujienų ir žinių vartojimu, nes mes vis daugiau informacijos ir apskritai naujienų ir žinių sužinome iš socialinių tinklų, o ne iš žiniasklaidos priemonių. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad socialiniai tinklai yra atvira, demokratiška, gal kas pasakytų, erdvė, kur tie žiniasklaidos, etiškos žiniasklaidos standartai, ir čia gal Karolis gali daugiau papasakoti, nėra taip atidžiai ir akylai taikomi, kaip kad žiniasklaidos priemonėse. Ir dėl to ten tos nepatikrintos informacijos, iškraipytos informacijos, nuomonės lygmens informacijos arba informacijos, kuri pateikiama kaip naujienos, bet iš tikrųjų yra tik tai nuomonė arba kažkieno pozicija, yra labai labai daug. Tai kalbant apie tos dezinformacijos lauką ir kaip sumažinti tą akistatą su dezinformacija, turbūt pirmiausia siūlyčiau išsirinkti žiniasklaidos priemonę, ar tai spauda, ar tai kanalai, ar tai elektroninės priemonės, elektroniniai portalai, kurią bent jau atsiverstumėte, norėdami patikrinti, ar tai, ką sužinote socialiniuose tinkluose, yra tiesa. Nes žiniasklaidos kanaluose, akredituotose žiniasklaidos kanaluose tie standartai yra aukštesni, ten dirba žurnalistai, kurie yra praėję mokymus, baigę studijas apie etišką informacijos pateikimą ir ta kokybė, ten daug dezinformacijos atfiltruos už jūs. Kitaip tariant, jums nereikės atlikti to juodo darbo, kurį dažnai atlieka žurnalistai, tikrindami informaciją, ją pasverdami, per kelis kanalus pereidami, ją pasižiūrėdami, ar sutampa. Tai už jūs bus tas padaryta. Tai toks būtų trumpas siūlymas. Atsispirdamas nuo to, aš dar ekstra žingsnį nueičiau ir sakyčiau, kad aš manau, kad jūs kiekvienas, įskaitant mane patį, mes turėtumėm savo pinigais paremti žiniasklaidą. Tai yra tai, ką mes darėme visi iki iš tikrųjų internetinės žiniasklaidos, buvo visiškai įprasta. Ir, nežinau, mano tėvam, mano seneliam prenumeruoti laikraščius. Ir jie buvo pakankamai, jie turėjo savus niuansus, bet buvo laikas, skaitant koks nors Lietuvos rytas,
buvo storas laikraštis su daug priedų ir ten buvo daug autorių ir jie vis tiek perskrido, ką jie rašo prieš išspausdindami tai daugybę tūkstančių kopijų, ar ne? Dabartinė internetinė žiniasklaidos logika, kuri veikia bent jau kokią porą dešimtmečių, yra ta, kad mes jums viską duodam nemokamai, bet apkraunam viską lažybų reklamom. Iš esmės, jų tikslas yra parodyti jums daugiau lažybų reklamų. Jų tikslas nėra jūs informuoti, nes jūs jam nieko neduodat, apart savo dėmesį, kurį skiriat lažybų reklamom. Tai būdas tai pakeisti yra, kad už žiniasklaidą mokėtų ne lažybų reklamų kompanijos, o mes patys. Tai dabar einama link to. Naujienų portalai nori ten tokias labai pigias, siūlo ten kažkokius paketus. Problema, kad ką tu gauni tą paketą, sivokėjęs vis tiek iš esmės tą patį, kas ir anksčiau buvo, kas tavęs netenkino. Tai mes matom, pavyzdžiui, vėl pavyzdys iš Jungtinių valstijų, koks nors The New York Times, kuris tarsi nustato tokį žurnalistikos standartą, irgi su visais savo minusais, vis tiek tam tikrą tokią vėliavą neša į priekį, kaip ta žurnalistika veikia moderniam pasaulyje. Jie sugebėjo transformuoti save iš laikraščio į internetinį portalą ir taip pat į, pavyzdžiui, tinklalaidžių paketą visą turi, daug žmonių, tarkim, New York Times žurnalistika gauna klausydami ją. Ir žmonės už tai moka prenumeratą. Ir žurnalistai gali iš to gerai, ne kaip gerai, tiesiog gyvena kaip ir kiti žmonės gyvena. Ir jiems nereikia rodyti daugybę reklamos. Yra tos reklamos, bet ji nėra dominuojanti. Tai manau, kad Lietuvos žiniasklaida link to turi eiti. Ir jeigu mes norim, pavyzdžiui, nežinau, stipraus leidinio Kaune, mes turim už jį kažkaip prenumeruoti internete ar fiziškai, nes kitaip mes patys tapsim preke. Tas pats Facebookas, jis nemokamas, bet jis mums irgi rodo reklamą. Ir taip, Facebook'e yra žmonių, kurie rašo kartais labai gerai analizuotai, geriau negu bet kokie žurnalistai, bet jie irgi turi savo agendą, jie tai daro savo norų, bet nori irgi iš to gauti pinigus, galbūt per Patreoną, gal per kitas platformas, tai jie tarsi bando taip Robin Hoodiškai tą žurnalistiką daryti, bet aš vis tiek noriu tą tradicinį modelį kažkiek apginti ir jisai veikia, pavyzdžiui, Skandinavijos šalyse, kodėl jis negali veikti Lietuvoje? Pritarint Karoliui, tai aš irgi labai, manau, geras būdas yra mokėti už turinį, arba jeigu nemoki už turinį, tai klausia, o kas moka už šį turinį. Nes tas pats nuomonės formuotojas galbūt jisai parašė tą postą dėl to, kad liktų aktualus tą dieną. Gal tą dieną, tiesą pasakius, jisai galvojo, kad nėra ką parašyti, bet jis galvojo, kad reikia patenkinti algoritmą, kuris jam primena, kad reikia rašyti. Kiekviename turinio vienete yra kažkoks interesas. Kažkas tai paspaudė postinį turėdamas kažkokį interesą. Idealiu atveju tai, nes labai, labai idealistiškai pasidalinti su visais, bet iš tikrųjų tai visur yra tų kažkokių poreikių. Kitas dalykas, man atrodo, nespausti, iš vis, bent aš bandau praktikuoti, iš vis nespausti ant antraščių, kurios sako, nepatikėsi, kas nutiko, kurios bando pagauti tau dėmesį, aš manau, ant jų tiesiog nespausti yra maža protesto forma. Kalbant apie dirbtinio intelekto apgaulės, ir kartais klausia, kaip atpažinti paveikslėlį ar panašiai, tai dėja, vėlgi stebuklingų būdų nėra, bet labai geras būdas yra pamėginti patiems sukurti tekstą su dirbtiniu intelektu, paveikslėlį su dirbtiniu intelektu. Tuomet galima įgauti tam tikrą intuiciją. Intuicija, tie žmonės, kas dirba su grafika, kas montuoja, kas turi vaizdo vlogus, jie iš karto daug geriau atpažįsta kitas vaizdo manipulacijas. Ir manau, tai bus labai svarbu, nes per ateinančius porą metų aš tikiu, kad gausime dar daugiau vizualių apgaulių, ypatingai kai pagerės video generavimas ir tai atrodo nutiks gana greitų metų. Tai patiems pamėginti kurti turinį. Tai tokie keli tikriausiai momentai. Ir paskutinis galbūt patarimas mano būtų, šiek tiek tai minėjau, bet pavyzdžiui, aš tai followinu nemažai žmonių, kurie man nepatinka, kuriem aš nepritariu. Bet aš taip, šiek tiek kentėdamas, kanės dantis, bet skaitau ir juos, arba portalus, kurie man nepatinka, stengiuosi karts nuo karto sugrįžti, arba gal paprastesnis būdas apie tai galvoti, aš dienos pabaigoje kartais norisi tikrai žiūrėti tos video apie šuniukus ir katytės, ar ne, nes smegenys pailsi ir gauna dopamino, bet neleidžiu savo eiti į vienį pramoginius turinius ir galvoti, gerai. Tai, man atrodo, gali būti pilietiška. Pilietiška eiti domėtis problemomis ir nuomonėmis, su kuriomis nesutinki. Tai kainuoja smegenų vingius, tai tikrai sunkiau negu pažiūrėti savo mėgstamą kelionių vlogą, bet aš manau, kad reikia aktyviai to siekti. Deja, ir tai nėra lengvas patarimas, čia kaip sportuoti, bet ir pats nesu idealus tame tikrai, bet karts nuo karto bandau pasistengti. Vis tiek nuo kažko pradėti reikia.
O vat jums patiems asmeniškai, tiek daug turim informacijos, tiek daug turim kanalų, tiek daug turim platformų, visko. O kaip vis tiek esate, skirtingų sričių ekspertai? Tiek ir žiniasklaidos, tiek ir, sutikim. O kaip jūs patys asmeniškai nusprendžiat, kuo tikėti ir pasitikėti, ieškodami naujienų? Kas vat jum yra tas, kuo jūs pasitikėt? Reputacija yra svarbu. Jeigu tas žmogus turi gerą reputaciją, kad jo pasakymai išsipildė arba nebuvo melas, tai yra svarbu ir tai be abejo atkreipi dėmesį. Aš gal šiek tiek filosofiškai tai žiūriu, pats galvoju apie savo pasaulį ir apie tą turinį, kurio labai labai daug ir jo tik tai daugės. Man atrodo, kad mes esame stipriai pertekliaus pasaulyje, visi, kas gyvename, čia, sakykime, vakarų demokratijose, kad visko yra labai labai daug ir šią akimirką aš nuoširdžiai labai stipriai mažinu, už turinį moku vis daugiau ir vis brangiau ir aš manau, šitą tendenciją neišvengiamai ryškėja su dirbtiniu intelektu. Aš tiesą pasakius, esu už diskusiją gerą, aš mielai nusipirčiau bilietus. Už gerą turinį aš pasiruošęs šią akimirką mokėti neadekvačiai. Prieš 5 metus nebūčiau pagalvojęs, kad tiek mokėčiau už gerą informaciją, už įžvalgas. Nes ko yra labai daug pasaulyje, tai informacijos. Informacijos yra labai daug. Tai yra, kas yra Madagaskaro sostinė, mes visi galim dabar paguglinti. Bet vis dar įžvalgos yra brangios. Jos yra deimantai. Ir už tai mes vis dar mokama ir ilgai mokėsime. Tai aš bandau savo priminti, kad visko yra labai daug ir mano užduotis yra nebūtinai iš dalies ieškoti tų deimančiukų, bet dar stabdyti save. Tai yra, pavyzdžiui, kai man skambina kažkokie agentai ir kažką man nori parduoti, aš numetu ragelį. Dažnu atveju. Atsiprašau, nekalbėsiu, nes tai yra brangu. Nebereikalo vienas, čia šiek tiek nukrypsiu, bet pasakysiu. Dirbtiniame intelekte vienas svarbiausių dirbtinio intelekto mokslinių darbų yra pavadintas Attention is all you need. Dėmesys yra viskas, ko tau reikia. Ir šią akimirką ir dar ilgą laiką mes būsime savo dėmesio kontrolėje. Galbūt po 10 metų bus technologija, kai galės įsidėti lęšius, ar ne, į akis ir ten žiūrėti Netflixą. Ir tai nėra jau mokslinė fantastika. Ir aš vis galvoju, tokiu atveju, ar ne, kas iš mūsų naisim miegoti naktį? Kiek mes miegotume? Jeigu turėtumėte lęšius, kur tu užsimerkęs lovoj, gali žiūrėti televizorių. Ir čia jau nėra viskas, nuo tave, nuo to turinio arba dabar tai skiria tik tais tavo valia. Tai ją reikia lavinti, iš tikrųjų, ją reikia lavinti. Jeigu anksčiau mes skaitydami tą patį popierinį laikraštį, tokia būdavo tvarka, gauni laikraštį ir perskaitai nuo pirmo puslapio iki paskutinio, ar ne? Tai tu sužinai informaciją ir apie miesto naujienas, ir apie politiką, ir apie ekonomiką, kultūrą, horoskopus pabaigoje paskaitai, reklamas ir skelbimus. Ir tavo pasiekianti informacija tokiu būdu yra pakankamai įvairi ir iš skirtingų plotmių, iš skirtingų sričių. Dabargi su socialiniais tinklais mes pasiekam tai, kas mus domina, algoritmai tai supranta ir toliau siunčia, mums rodo tai, ką mes jau identifikavę kaip savo interesus ir hobius. Reiškia, mes ir toliau sukamės toj pačioj srity ir esam bombarduojami tą informaciją, kuri yra iš esmės daugiau mažiau susijusi su mūsų tam tikrom identifikuotom interesų sritim. Tai kas atsitinka, aš jaučiu ir su manim pačia, tai kad ta žinių kompetencijų bazė, jinai gilėja, bet jinai siaurėja. Ta prasme, kad mes specializuojamės vis labiau ir labiau tam tikrose srityse ir labai apleidžiame tas, kurios tiesiogiai mūsų neliečia arba mes jų taip sąmoningai neprisėdam, nepaieškom ir nepaskaitom. Tai ką aš stengiuosi karts nuo karto padaryti, tai paskaityti tokias sritis, kurios arba informaciją, žinias, nuomonės iš tokių sričių ir susijusias netiesiogiai su tais mano darbiniais interesais arba mano tiesioginiais hobiais, architektūra, kultūra gal kažkokia tais, nežinau, užsienyje, išeiti iš savo tos kasdienės dėžės, kuri mane supa, kuri yra mano burbulė, socialinėme burbulė, ar ne, tai apie ką aš kalbuosi kasdienas šeimoje ar su draugais, tai truputį išlipti iš to ir pažiūrėti į pasaulį įvairiau. Porą komentarų. Galbūt atliepiant, ką Lukas kalbėjo, mes turėtumėm
labai saugot savo dėmesį, nes jis yra baigtinis resursas. Yra anglų kalboje toks terminas decision fatigue, kas lietuviškai verstųsi kaip pasirinkimų, nuovargis nuo sprendimų priėmimo. Ir jeigu jūs pastebėjot, aš tą tikrai pastebiu savyje, įtariu, kad daug žmonių gali panašų jausmą jaus, kad turite prabundi, šiaip visai žvalus ir atrodo pilnas energijos ir tą gali daryti ir tą. Ir vos tu pasiemi savo telefoną, praleidęs su juo kažkiek laiko, tu jau kaip ir pavargsti, nors tu atrodo tiesiog tavo kūnas kaip ir nieko nedarė, bet tavo smegenys į kiekvieną tą informaciją, kurią tu gavai, bandė kažką su ją dabar sugalvot, ką su ją daryti. Tu kažką perskaitai ir galvoji, ar čia man dabar piktintis dėl to, ar aš turiu tuo pasidalinti, ar aš turiu informuoti draugus. Ir ilgainiui tas savo smegenis nuvargini, galvodamas, ką su visu tuo daryti. O socialiniai tinklai yra taip sukonstruoti, irgi tam tikras toks kazino principas, kur tu paspaudi pirštą žemyn ir jis tarsi ratas apsisuka iš naujo ir tu gauni vis kitą informaciją. Nėra taip, kad tu gauni visą laiką tą pačią. Ir tu niekada negali iki galo, kaip minėjot, kad galima laikraštį perskaityti, viso Facebooko tu neperskaitysi. O jeigu perskaitysi Facebooką, tai nežinai, į Twitterį ir tada jo neperskaitysi. Tai kažkurio metu tu turi priimti sprendimą, kad man užteks. Tai reikia save saugot, panašiai kaip, nežinau, per daug cukraus nevalgyti, čia yra panašus principas. Ir dar vieną dalyką aš noriu paminėti, kas yra svarbus, manau, kalbant šitą temą specifiškai šituo metu, kur mes dabar esam, yra tai, kad viena vertus mes turim labai daug informacijos ir tarsi turim riboti save nuo jos, kad nepervargtumėm. Tuo pat metu yra dalis informacijos, kuri mums tiesiog yra neprieinama ir mus tai nervina ir gąsdina, bet ji nėra prieinama. Mes sužinom, kad pavyzdžiui, prieš porą savaičių berods 88 000 Šiaurės Korėjos karių patenka į Ukrainos teritoriją. Ir ką tu darai su tuo? Tu sėdi Vilniuje arba Kaune ir tu realiai nelabai žinai, kas ten vyksta, nes nėra kažkokios, kad tau kažkas informuotų, bet tu žinai, kad tai yra gan arti tavęs, tu matai, kad artėja JAV prezidento rinkimai, tu matai fronte situaciją ir tau neramu dėl to, ir tu realiai nežinai, kas bus toliau. Tu randi ten, nežinau, šiandien man YouTube parodė Jono Omano interviu, maždaug ruoškitės dienai X ir tu galvoji, okei. Tai tas fonas yra labai, yra labai lengva bandyti gyventi racionaliai ir sveikai ir valgyti pakankamai gerų ingredientų ir eiti miegot laiku ir panašiai, kai tu iš esmės esi saugus. Bet reikia nepamiršti, kad mes tarsi esam saugus, sėdim šitoje gražioje auditorijoje, bet tuo pat metu yra kažkur čia, gale tavo galvos, kas tau visą laiką truputį ir neramu yra tiesiog dėl dalykų, kurie yra virš tavęs. Ir jie nuolatos tau kelia stresą ir tu tos informacijos ieškai, bet tu jos nerandi. Arba jeigu randi tai, kad ieškai tos, kuri tau patinka, kuri tave kažkaip nuramina. Štai ten Zelenskis pristato pergalės planą, pergalės planas mums tinka, bet tada galvoja, palautas pergalės planas, jisai tikrai veiks ir tu tiesiog gali lengvai išeiti iš proto. Tai jo, mes esame tame, aš manau, kad nesu vienas tame. Ir yra, nežinau kaip iš to išeiti, bet pripažinti ir galbūt truputį tokį bendruomeniškumą tame nerime pajaust, man padeda. Su draugais, pavyzdžiui, kalbantis, su kolegom žurnalistais, mes visi nerimaujam ir mes negalim iš to išeiti. Aš irgi noriu ir pritarti Karliui ir man atrodo tie gražus anekdotai būna iš psichologo kabineto, kur ateina žmonės ir sako, ten manęs partneris nesupranta, mano mama ten ant manęs pyksta, šuo bezda, viskas blogai, aš dabar noriu išspręsti viską, bet iš tikrųjų gal tas raktas, jeigu gerai ta psichoterapija veikia, yra sugebėti savyje sutalpinti tos prieštaringumus, ar ne, ir tai man atrodo yra sudėtinga, bet man tokie žmonės atrodo labai stiprus, kurie sugeba tos prieštaringumus sutalpinti savyje, kurie sugeba suprasti, kad aš toj daly nežinau. Aš priėmu šitą sprendimą, bet aš nesu 100% tikras ir nebūsiu ir man neprivalu būti 100% ir galų gale tame yra tam tikra stiprybė, kadangi tu nepasirenki pusių.
Ir man atrodo, tai yra labai ir demokratiška. Tu niekada nebūni 100% va taip, arba 100% negali būti 80-90, bet 100% neverta būti. Ir yra šiek tiek naivu būti, nežinau, 100% kažkuo. Tai čia apie identiteto klausimas tame buvo paliestas. Ir geras, man atrodo, dalykas tame, kad tai yra vėlgi ugdoma, ar ne? Pavyzdžiui, kažkaip tikriausiai ir Karolis ar kiti dirbom daug su turiniu. Aš, pavyzdžiui, pats savo bandau priminti, ten, nežinau, kažką, ar tai sveikai maitintis, ar sportuoti, arba, pavyzdžiui, lapkričio gale visą laiką važiuoju atostogų, vasaros gale nusipirku lapkričio galo į atostogų, nes aš žinau, kad aš tuo metu jau būnu pervargęs. Ir tai yra rūpintis savimi. Ir aš karts nuo karto galvoju, ar aš turiu energijos talpinti savyje šitus visus pasaulio prieštaringumus, kurie visus mus, iš tikrųjų erzina. Bet dabar mes visi turim savo galvoje kažkokių neiškumų dėl ateities, kažkam mokslai, kažkam egzaminai, asmeninės situacijos. Po 5 metų vėl taip pat bus. Po ryt turėsim neiškumų. Šitus įspręsim, bus nauji. Ir man atrodo, kažkokiu būdu turim savyje tai talpinti, o ne bandyti, visame kame išspręsti. Nes kartais iš to noriu išspręsti ir užduodami tokie ir naivūs klausimai, ar ne? Gal viską reikia uždraust, gal neleist reikia, gal reikia čia, čia yra autokratija tada gimsta, ar ne? Arba diktatūra, kai nebelieka klausimų, kodėl, ir kažkas taiga nubraukia stiprią, aiškę liniją. Deja, gyvenime tų linijų netiek ir daug aiškių. Manau, tikrai būtų galima sutikti, kad, kaip ir minėjot, tas investavimas į save, į savo asmenybę, tas gebėjimas suprasti, kada sustoti iš tikrųjų, Karoli irgi, kaip minėjot, nes pati netoli nuo to esu iš tikrųjų tas nuovargis, aš manau, kad mes tikrai visi jį patiriam ir kartais rasti tą stiprybę atsispirti nuo viso to yra iš tikrųjų iššūkis. Karoli, iš tikrųjų dar norėčiau paklausti, vis tiek mes labai kalbam apie žiniasklaidą, nes tai yra ta patikimos, patikrintos informacijos kaip ir nešėja. Tiek pati atlieku tyrimus su jaunais žmonėm ir visada vyrauja tas nepasitikėjimas žiniasklaida Lietuvoje. Ir jis, yra toksai, kaip pasakyti, didėjantis, bet jis vis yra. Ir aš noriu paklausti jūsų nuomonės, ką pati žiniasklaida galėtų padaryti, kad tas pasitikėjimas būtų didesnis, bet tuo pačiu nepabėga nuo to ir ką pats žmogus galėtų padaryti, kad tai turėtų būti kaip ir apipusis toksai ryšys. Tai kaip manot, kaip tą ryšį surišti, pastiprinti, kaip manot, iš žiniasklaidos pusės? Turbūt įsiklausyti, ką tie jauni žmonės sako ir kodėl jie nenori, kodėl jie nepasitikė tuo, kas jiems yra duodama. Reikia žurnalistams eiti ten, kur, čia specifiškai kalbant apie jauną auditoriją, kur ta jauna auditorija yra. Ir tas tikrai nėra lengva. Pavyzdžiui, atsimenu, kad žurnalistams reikėtų eiti į TikToką, apie tai kalbėta jau nemažai metų. Ir yra redakcijų, kuriom tas visai pavyko, bet daugumai nelabai, nes tai nėra natūrali jų erdvė. Ir dėl to kas yra įvykę, kad anksčiau žurnalistai turėjo kažkokį monopolį, kad tu atrodo tiesiog gali paleisti informaciją ir yra būrys žmonių, kurie laukia tos informacijos. Dabar jos kaip ir niekas nelaukia, nes yra visi ir taip persisotinę visko. Tai, pavyzdžiui, ką mes darom su Naro projektu, kad mes stengiamės burti savo tokius kaip žmonės, kurie vertybiškai kažkaip, kurie domisi tais pačiais dalykais, kuriais mes domimės ir norim jiem kažką naujo parodyti. Tai mūsų yra tam tikros temos kaip aplinkosauga, socialiniai klausimai, socialinė atskirtis Lietuvoje, žmogaus teisės. Tai žinau, kad Lietuvoje yra tokių žmonių, kaip parodė šie rinkimai, jų nėra daug, bet jų yra ir mes bandom juos kažkaip burti. Ir manau, žiniasklaida, tu turi pakeisti požiūrio kampą, kad ne auditorija kalta, kad tavęs neskaito ar neklauso, o tu esi kaltas, kad tu nerandi ryšio su jais. Deja, bet taip. Tu turi būti toks truputį, ne tai, kad pardavėjas, nes nenori tais tokiais kapitalistiniais terminais kalbėti, bet tu turi kažkaip rasti tą ryšį su žmonėm. Čia kaip, nežinau, apie mokytojo profesiją dažnai kalbam maždaug, kodėl vaikai neklauso mokytojo. Nežinau, gal dažnai jie nėra išmokyti jo klausyti, bet tuo pat metu galbūt tas mokytas kalba kažką, kas jiems neaktualu. Tai aš pats dabar pradėjau dėstyti Vilniaus universitete ir
dėstau žurnalistikos studentams ir aš jaučiuosi kaip yra valstybės tarnautojai, tai aš jaučiuosi toks tarnautojas studentams. Bet tikrai žinau, kad yra dėstytojų, kurie sako, neteina tie studentai į paskaitas, kokie. Ir man pirmai yra, kad tai gal kažką darai ne taip. Bet čia irgi gal psichologiniai kažkokie dalykai, gal aš linkęs labiau į save žiūrėti ir kažką ten plakti save dėl kažkokių dalykų. Bet, žodžiu, tas galios santykis yra pasikeitęs ir žiniasklaida turi tą suprasti, nes kitaip jie tiesiog pralaimės. Man atrodo, dalinti patarimų žiniasklaidai yra tas pats, kaip ir kalbėti, kaip turėtų keistis švietimo sistema. Manau, švietimo sistema mūsų nesiklauso ir žiniasklaida mūsų šią akimirką, Karolis klausosi, bet tik tai tiek tikriausiai. Tai man atrodo, nežinau, ar mes kažką naujo pasakysim, bet vienas svarbus dalykas, man atrodo, ką mes galim padaryti ir kas svarbu mums visuomeniai, skaitytojams, vartotojams daryti, tai jeigu užduočiau tokį klausimą, nuo ko prasideda pasitikėjimas? Iš tikrųjų, nuo ko prasideda pasitikėjimas? Nesvarbu, dviejų žmonių, ar ne? Santykius. Susitinka du paaugliai, planuoja viens kitą įsimylėti. Yra toksai terminas pasitikėjimo kreditas. Kai yra du žmonės, du organizmai, kažkas turi duoti pasitikėjimo kreditą. Pirma, kažkas rizikuoja visą laiką. Rizikuoja, kai tave paveš, kitas žmogus rizikuoja, kai aš, pavyzdžiui, kai groju grupėje, kviečiu į koncertą ir sakau žmogui, ateik į koncertą ir jisai be abejo galvoja, ar čia verta ar ne. Bet jeigu jis nepasitikės manimi, jis neteis. Ateik vieną kartą nepatiks, tikiuosi ateisi dar antrą kartą. Trečią kartą neteik, jeigu nepatiko, nes būsi kvailys, ar ne, tada jeigu blogai. Bet mes turim karts nuo karto duoti vieni kitiems pasitikėjimo kreditus. Ir labai visi tie naratyvai, kurie nurašo žmonės, kurie daugiau, vėlgi tos griežtos ribos, jos, kur net leidi žmogui, kur nurašai, jos tam kenkia. Karolina, aš tik labai greitai, aš visai buvau pamiršęs, Lukai, tu esi muzikantas, groju puikiai grupėje Abudu, arba Abudu. Bet čia jūs radote atsakymą. Jūsų koncertus ateina daugybė jaunų žmonių. Jūsų muzikoje jie kažką randa. Ar ne? Ir įtariu, kad gal tau netgi yra lengviau žmonės pritraukti į koncertą, negu pritraukti žiūrėti ten video apie dirbtinį intelektą. Ir įdomu, kas yra, nes ten jau yra kažkoks emocinis lygmuo, kažkoks bendruomenės lygmuo, kuris žmonės koncerte būdami, jiems jo reikia. Galbūt žiniasklaida gali irgi tam tikrą tą bendruomenę burti. Aš manau, tai yra vienas atsakymas. Nežinau, kaip tau atrodo. Tai panašu, nenuvertink mano video, jie visai geri. Aš noriu paklausti, kas stipriau, ar į koncertą, ar dirbtinio intelekto video. Bet aišku, tai iš tikrųjų tai sudėtinga. Na, pavyzdžiui, gerai, mes dabar turim gruodį koncertą, ar ne, ir tu bandai kviesti žmonės, ir tu iš tikrųjų žaidi, ir tu galvoji, kiek aš turiu pasitikėjimo kviesti, ar ne, ar aš galiu imti šitą didelę salę. Pirkti bilietą. Taip. Ar tai jau prikvies žmonės, ar man visgi reikės, nežinau, atsistoti ant galvos, ar kažką kito daryti ir tu karts nuo karto prašai to pasitikėjimo, mainais, aišku, tu iš tikrųjų jauti spaudimą, nes dabar tu turi padeliverinti tai, ar ne? Ir čia yra problema Lietuva kaip maža šalis. Labai mėgsta žurnalistai tame skųstis, kai aš pažįstu žurnalistai, jie sako, o ne, tokia maža šalis, aš galiu dirbti tik ten, tame, arba 3 portalai, kur galiu dirbti, bet visose srityse Lietuvoje labai lengva susimauti, nes viskas labai maža. Jei kažkas padaro kažką ne taip, visi žino. Tai yra mūsų toks, rinkos jau aspektas. Už tai mes turim tuos dalinti pasitikėjimo kreditus. Deja. Kalbant apie pasitikėjimą, ar vis tiek palėtėm jaunus žmonės, o kaip manot, ta rinkiminė situacija, kad iš tikrųjų buvo džiaugsmą kelianti statistika prezidento rinkimų metu, kad jaunuoliai atsigavo ir turim sekančius rinkimus ir vėl, tokia liūdna statistika. Tai kaip manot, o kur čia būtų galima pastiprinti tą pasitikėjimą, nes iš tikrųjų labai dažnai akcentuojam tą pasitikėjimą, kad jaunas žmogus pasitikėtų, jisai ateitų balsuoti. Ar čia yra problema, kad jie absoliučiai nepasitikė politikais, kad nieks nepasikeis, ar kad mano vieno balsas nieks nepakeis? Kaip manot, tas pilietiškumas ir pasitikėjimas, ką čia būtų galima daryti, pastiprinti, Ona? Man atrodo, kiekviena karta turi savo iššūkius, kurių nei vienos nereiktų nuvertinti, ir kiekviena turi savo priežastis, kodėl renkasi vieną ar kitą pilietiškumo formą, kodėl pasitikim vienomis formomis labiau negu kitomis. Tai taip, jaunimas taip ženkliai neatėjo į šiuos rinkimus, bet jeigu mes pasižiūrėsime į internetinį jų aktyvumą, ar ne, internetinės peticijas, arba aktyvumo socialinėse tinkluose, komentuojant, reiškiant savo nuomonę,
arba net ir protestų. Vilniuje vyko praėjusią savaitę protestas dėl tarptautinio konflikto, protestai vyko dėl medžių išsaugojimo. Ten renkasi jauni žmonės renkasi ir dalyvauja tose formatuose, kurie jiems yra artimi. Tai man atrodo, mūsų užduotis ir bibliotekų, ir mokyklų, ir savivaldybių, ir tų pačių politikų yra suprasti tą kartą, suprasti, kas juos motyvuoja, kokios jų yra aktyvumo formos. Jauni žmonės daug labiau renkasi į nevyriausybinės organizacijas ir veikia juose. Taip, ir atliepti tuos poreikius. Dabar mes dažnai, kas turbūt labai atgraso jauną žmogų, tai yra tas amžiaus cenzas arba pasakymas, kad dabar tavo balsas kol kas dar nėra svarbus, bet kai tau sueis 18 arba kai įgysi patirties, tada tu jau galėsi spręsti. Tai ką girdi jaunas žmogus yra ne dabar, ne tu, dar palauk, tu nesupranti dar, bet kažkada suprasi. Ir tas pilietiškumo raumuo arba tas aktyvizacija, jinai nevyksta, nors galėtų vykti įvairiose formose. Ir mokykloje, ir vėlyvose gimnazijos klasėse, ir net ir ankstyvosiose gimnazijos klasėse, mokykloje, nevyriausybinėse organizacijose, savo miesto ar rajono aplinkoje yra įvairių jaunimo aktyvumo formų ir svarbu suprasti, kaip pritraukti tą jauną žmogų, kas jį motyvuoja. Ir jeigu mes įtrauksime tą jauną žmogų ankstyvoje fazėje, ankstyvuoju laikotarpiu, tai labai tikėtina jis jau bus įpratęs, patikėjęs, kad jo balsas lemia, kad jo jėgos savo jėgomis gali pasiekti pokytį ir jis tuomet ateis. Kitas dalykas, man atrodo, mes istoriškai jau taip yra, kad kiekviena karta, ankstesnė karta, jaunimo karta laiko lengvabūdišką, netokia brandžia, kaip mes, kad buvome, neatsakinga, ir kai jau užauga tas jaunimas, tai lygiai taip pat sako apie naują jaunimą. Ir taip ir keičiasi, ciklas praeina ir vėl matom tą patį. Tai, man atrodo, reikia išeiti iš to užburto rato, nemanyt, kad viena karta yra geresnė ar brandesnė, bet į kiekvieną ją žiūrėti atskirai, žiūrėti, kas ją motyvuoja, kur jinai save mato, kur jinai save išreiškia ir orientuotis į tai. Iš tikrųjų, ir vėl grįžtam prie to susiskaldimo, susiskirstimo, nes iš tikrųjų man pačiai, kiek tenka su jaunai žmonėm bendrauti, labai mėgsta komentuoti jaunesnės kartas, jau jie tai priklausomi nuo technologijų. Tai iš tikrųjų ta tendencija tokia labai ryškėjanti. Būtų galima turbūt milijoną klausimų dar diskutuoti šitą temą ir turbūt ne vieną dieną, bet keliaujant link pabaigos, iš tikrųjų, kalbant apie tas iniciatyvas, ką mes turim Lietuvoje raštingumo srityje, kaip manot, ar yra pakankamai, kiek turim, ar būtų galima daryti dar kažką daugiau? Kaip manot, iš kiekvieno perspektyvos, kaip manot, ar užtenka tiek, kiek mes dabar darom, ar reikia mums daryti daugiau? Jo, aš gal pradėsiu visgi, kad tiek mažai žmonių Lietuvoje, jaunų žmonių balsuoja rinkimuose, turėtų būti toks truputį raudonas kažkoks signalas, nes nebalsavimas iš esmės reiškia, kad tu atsiriboji nuo šitos visuomenės, kad tu galbūt nesieji savo ateities su ją. Bet problema yra su jaunimo balsavimo visa diskusija, kad mes iš esmės neturim informacijos. Aš tiesiog nežinom, kodėl jie nebalsuoja, arba jeigu jie balsuoja, už ką jie balsuoja. Mes nežinom, tiesiog nedaromi tie vadinami exit polls. Lietuvoje tu gauni bendrą skaičių, kiek jaunų žmonių balsavo, bet už ką jie balsavo, neįsivaizduoju. Yra to, galima remtis kitų šalių pavyzdžiais, kurios sako, kad, pavyzdžiui, jauni vyrai labiau balsuoja už dešinės jėgas, o jaunos moterys už kairės. Įdomu, ar Lietuvoje tas veikia. Mes galim daryti prielaidas, kad galbūt, nežinau, balsavo gal praėjusios rinkimuose, pavyzdžiui, už Laisvės partiją, nes norėjo gauti partnerystės įstatymą, jie jo visa koalicija nepriėmė, galbūt nebeatėjo balsuoti. Galbūt Palestinos klausimas rūpi ir niekas Lietuvoje jo neatstovavo išskyrus radikalius tiesiog užribio politikus. Nebalsavo už juos tada. Kas dar? Aplinkosauga rūpi, klimatas.
irgi už tai kalba labai taip abstrakčiai Lietuvoje. Tai, bet visa tai yra prielaidos, nes mes realiai neturim informacijos. Tai man atrodo, aš manau, kad yra problema su jaunimo integracija į tokį visuomeninį gyvenimą, bet vis tai toks tapo labiau kažkokiu pasisakymu, kad na taip rūpi jaunimas, tikrai mums rūpi jaunimas, bet iš tikro, ar kažkas žengia tą ekstra žingsnį ir bando suprasti, aš nežinau. Ir nesakau, kad mes patys labai tai darome, mes esam tokie labiau millennial kartos medija ir su Gen Z irgi bandom juos pagauti, nors turim savo redakciją jaunų žurnalistų, tai labai jie mums tokie kaip tarpininkai būna, bet reikia to jaunimo neprarasti. Tai medijų raštingumas viena iš pusių, bet labiau gal tas politinis aktyvumas, aš gal link to sukčiu. Lukai. Trumpai tai nežinau, ką daryti, kad jaunimas būtų aktyvesnis, jisai visur ir pasaulyje yra mažiau aktyvus. Gal reikėtų atkreipti dėmesį tokį užburtą ratą, kad visgi, kadangi balsuoja nemažai vyresnio amžiaus žmonės ir aktyvūs rinkimuose, tai jeigu tavo 2/3 tavo rinkėjų yra vyresni, tai tau daug verčiau kalbėti apie pensijų didinimą ir jiems ir eilės poliklinikose negu bet kokią jaunimo temą. Ir vėlgi, toks yra užburtas ratas, ar ne, tu kalbi tiems rinkėjams, kurie eis, o tie, kurie neina, neis, tai į tą reikėtų atkreipti dėmesį. Aš manau, kad galim pasidžiaugti, kad pusė eina ir šiaip, to susiskaldimo yra, bet iš tikrųjų tai nežinau, aš šitai nežiūriu kažkaip labai juodom spalvom, bet atsakymą pritariu, nežinom. O atsakant į klausimą, ar medijų raštingumo trūksta Lietuvoje, kas ir buvo tikrasis klausimas, dabar medijų raštingumas yra įtrauktas į bendrojo turinio reformą, jau švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, reiškia mokyklose jau yra mokoma kaip dalis pilietiškumo kompetencijos, į ją eina medijų raštingumas, tai teisės aktai, tvarkos jau mums sako, kad medijų raštingumas turėtų būti praktikuojamas, mokomas mokyklose, tai yra pozityvus dalykas, bet bendrai turbūt iš tą dezinformacijos atpažinimą arba medijų raštingumą, aš vėlgi siūlau į jį žvelgti ne tik tai kaip į informacijos tikrinimo žinias arba atpažinimą, kas yra klastotė paveikslėlis, ne tik į tokias žinias, bet į bendrai pilietiškumo ugdymą, supratimą, kaip veikia valstybė, kas ją bando atakuoti, kaip ją bando atakuoti, kas ją bando paveikti būtent žinių srautais, netikrų žinių srautais. Ir turbūt viskas galiausiai mano nuomonė susiveda į pilietiškumą ir į tą šeimininkystės jausmą, kad aš esu valstybės pilietis, turiu būti atsakingas, turiu būti žingeidus, kartu vertinti informaciją, neskubėti dalintis, ieškoti aukštos reputacijos žiniasklaidos arba žinių kanalų. Ir va ta atsakomybė, ta sakyčiau, net ir branda savotiška, ir turėtų nulemti, kad žmonės rečiau skubiai dalinasi netikromis naujienomis. Aš gal pridėsiu, kad gal šitas kontekstas dirbtinio intelekto bumo, kadangi yra svarbus, gal šitam temoje dabar visi apie tai kalba, tai man atrodo labai naudinga iš tikrųjų yra tikrai pamėginti pažaisti, kadangi visi kalba apie tai, kadangi daug apgaulių su tuo, tai pažaisti su tais įrankiais, iš kitos pusės šiek tiek pamėginti pasiaiškinti, kas tas dirbtinis intelektas, kaip tai veikia. Kai žmonės šiek tiek supranta, kad ten pabačiai yra matematika, kai nuima tokį paslaptingumo ir tokio, dirbtinis intelektas, čia jis viską gali arba nieko negali, ir tu supranti, kad čia yra matematika, kad čia GPT tiesiog spėja sekantį žodį, tu taip tiesiog nusileidai ant žemės, kad čia, na gerai, čia vis dar yra problemų, yra apgaulių, bet tai kažkaip išspręstina, tai aš kažką galiu padaryti. Išeiti iš tokio abstraktaus baubo tos pozicijos, tai jau yra didelis laimėjimas. Ir po dirbtinio intelekto bus tendencijos kažkokia kita tendencija po 3 metų, vėl kažką naujo visi kalbės. Šiek tiek įkišti į tą galvą ir apsidaryti, kas ten yra, manau, verta. Ir yra žmonių, kurie ten tiesiog skeptiškai tai žiūri ir man neįdomu, čia viskas gerai arba viskas blogai. Labai rekomenduoju, manau, kad tai yra labai geras būdas ir likti, ir suprasti, kas vyksta pasaulyje šią akimirką, apie ką bumas, ir šiek tiek nusisensualizuoti, kad mane apgaus ir išvilios ir panašiai. Iš tikrųjų, Lukai, net ir sekantis klausimas buvo, galvoju apie tą dirbtinį intelektą, o
O kas mūsų toliau laukia? Jisai nuolatos tobulėja, tų programų tiek ir, ir universitetai susiduria iš tikrųjų su begalį iššūkių, kaip ir, nežinau, dar darbus vertint, kaip čia atskirti, kur čia tie kompiuteriai. Bet kaip manot, kas bus toliau? Ar jisai toliau gyvens, stiprės, didės, ar žmonės taps kažkaip atsparesni? Kaip manot, jeigu reikėtų pažiūrėti į ateitį, kas galimai mūsų laukia? Nežinau, kaip bus toliau, be abejo, spėti ateitį yra labai nedėkingas užsiėmimas, bet jau dabar visiems jau vimdo ta tema, dirbtinis intelektas visiems jau, kiek galima atrodo kalbėti, bet apie tai kalbėsime mažiau, bet tai niekur nedings iš gyvenimo ir tai keis mūsų gyvenimus. Tai yra, iš tikrųjų, progresas technologinis laiką vyko, tik tai šią akimirką su dirbtiniu intelektu matėme tiesiog per pastarosius porą metų technologinis proveržis įvyko gana didelis ir gana greitai. Tai mes žengėm 2 laiptelius į priekį, gal, o ne vieną. Bet kas bus, mes nežinom ir to visai nereikia visai bijoti. Aš manau, kad dėl to tik tais įdomiau gyventi, kad mes nežinom, kas bus. Ačiū. Galvoju, atsisuku į mūsų publiką, į mūsų klausytojus. Gal turime kokių klausimų, ką norėtumėte užduoti? Tai drąsiai. Labai smalsu išgirsti žmonių. Turime. Mūsų pilietinis dalyvavimas, psichologinės nuostatos ir dialogas. Tai aš čia prisirašęs klausimų esu, bet gal laiką taupant aš 2 klausimus turiu. Tai pirmas klausimas galbūt apie tai, kad pasaulinė medijų ir informacinio raštingumo savaitę minime kaip ir visame pasaulyje, bet Lietuvoje aktyviai šitą savaitę mini, kaip matom, praktiškai tik bibliotekos. Neturime kažkokiu tais, nors turim begalę nevyriausybinių organizacijų, mokyklų, ministerijų, kurios tarsi turėtų kolektyviai kalbėti apie šitą savaitę, nes tai yra labai svarbu. Universitetai, čia šiuo metu Akmenį ir į universitetų daržą, trūksta tos tokios tarsi iniciatyvos. Tai ką Jūs manote apie tą tokią bendradarbystės paiešką netgi šios savaitės metu? Ir kitas paskutinis klausimas, kadangi čia gale yra susirinkusių būsimų žurnalistų, studentų iš Vytauto Didžiojo universiteto, kokį patarimą galėtumėte duoti jauniesiam, būsimiesiam žurnalistam, kaip naviguoti būtent tam amžiuje, kada tikrai ta dezinformacija plačiai plinta, ir gal kaip ateityje galbūt reikės spręsti tą pasitikėjimo problemą. Kadangi mes turime žiūrovų ekranuose, tai įgarsinsiu iš tikrųjų klausimus. Tai būtent pirmasis klausimas mūsų žiūrovės buvo užduotas būtent apie šią medijų raštingumo savaitę. Kodėl ta pagrindinė iniciatyva eina būtent iš bibliotekų pusės? Kaip manot, kodėl mokykla, universitetai, žiniasklaida? Jeigu mėtom akmenis, tai tada į visas profesinės sritis. Tai kaip manot, kodėl taip yra ir kur čia stygius to bendradarbiavimo ar susišnekėjimo? O aš sakyčiau, gal atvirkščiai, gal reikia pasidžiaugti bibliotekų lyderystę tokiu svarbiu klausimu. Nes ką aš kartais girdžiu, tai ne kritika, bet toks padėjavimas, kad bibliotekos vis labiau ir labiau praranda lankytojus, tolsta nuo knygų skaitytojų, nes yra elektroninės knygos, panašiai. Tai šitoj vietoj, man atrodo, yra labai svarbu, kad bibliotekos imasi šito klausimo, juolab, kad bibliotekos dažnai yra tos institucijos, organizacijos, kurios ugdo medijų raštingumo žinias. Ir šiandien mes kalbėjome su Luku, štai Ąžuolyno bibliotekos vienu iš darbuotojų, kuris teigia, kad čia renkasi senjorai ir ne tik senjorai, ir mokosi atpažinti dezinformaciją, kalba apie dezinformaciją ir būria bendruomenę tą melagingą informaciją atpažinti.
Ir tai yra labai svarbu, nes mano klausimas būtų, o kas kitas, o kur kitur? Ypač kas liečia seniorus mokyklose, dar yra mokytojai, kurie gali apie tai informuoti, universitetuose taip pat, ar ne dėstytojai, o tam tikros visuomenės grupės būtent čia randa tą galimybę sužinoti, apsimokyti ir apie tai pakalbėti. Tai noriu pasveikinti bibliotekas, bibliotekų tinklą ir tiesiog palinkėti tęsti taip ir toliau. O kas liečia savaitę, tai, savaitę prieš patyčias arba savaitę apie, nežinau, būna įvairių tų savaičių, kurios skirtos atkreipti dėmesį, taip sutelkiant resursus. Ir man atrodo, tai yra puikus būdas bet laiko tarpą ištisai, nuosekliai ir iš įvairių pusių ir kampų aptarti temą. Tai puiku. Dar bus papildymas. Ona labai gražiai, aišku, viską apsuko tokia labai pozityviu būdu. Jo, aš irgi noriu pritarti dėl bibliotekų. Labai gera būti šitoje bibliotekoje ir matyti, kaip jinai keičiasi ir tiesiog visa infrastruktūra, jos atnaujinimas tikrai labai įspūdinga. Aš pats panašiai jaučiuosi Vilniuje būdamas Martyno Mažvydo bibliotekoje, kurią jau prieš nemažai metų irgi atnaujino ir iš karto žmonės ją pamilo, vos jie netvėrė duris. Ir manau, dabar mes esam tokia situacija, kad praktiškai nebelikę miestuose vietų, kur tu gali tiesiog būti nieko nevartodamas. Iš esmės, arba tu turi eiti į prekybos centrą, arba, nežinau, kavinę, bet biblioteka yra viena tų vietų, kur tiesiog gali ateiti ir būt. Tai ir niekas iš tavęs nieko neprašo, nieko nereikalauja ir neprašo už nieko susimokėti. Kaip manau, tokių vietų, tokias vietas reikia išsaugoti. Tai jo, aš irgi pritariu dėl lyderystės, kur kitur, ne bibliotekoje. Įdomu dėl universitetų. Man kaip dirbančiam universitete, su žurnalistikos studentais ten kiekviena diena yra medijų raštingumo savaitė. Tai gal kažkur koordinavimas tarp ministerijų institucijų, kažkur gal nenusileidžia iki žmonių, bet jo, visa tai yra pakankamai trapu ir tai, ką turim šiandien čia, jau yra geras startas, tai aš irgi gal toks pozityvus būčiau. Aš nieko naujo gal nepridėsiu į tą antrąją dalį, jeigu čia yra žurnalistų ar būsimų žurnalistų, tai labai didelė pagarba jums, jeigu esate žurnalistai, jeigu būsit, labai tikrai gerbiama profesija, labai reikalinga ir sunki, bet labai reikalinga. Jūsų bendraamžiai galbūt įstojo į kokią nors, nežinau, vadybininkiškas, praktiškesnės galbūt profesijas, tai jie uždirbs pinigų, bet jie uždirbę pinigų vis tiek ieškos prasmės, kurią jūs galite, tikiuosi, patirti jau labai greitai ir patirėt. Tai didelė pagarba jums ir jeigu patarimo, čia įskaitys, sakė patarimo, tai aš manau, kad labai vertinkit savo reputaciją. Iš tikrųjų, labai jinai daro duris ir tai, kad jūs būsite po 10 metų, jeigu jūs po mažą žingsniuką darysite vis geriau, tai jums labai daug sudės. Man radijui tai labai davė gerą patarimą, kai aš atėjau į radiją pirmą kartą, buvau visiškai šviežias naujas, vienas labai protingas žurnalistas sakė, aš ten norėjau padaryti geriausią laidą. Kita laida turėjo būti geriausia laida. Aš 5 dienas ruošiuosi, nueinu, padarau ne tokia gerai, kaip aš norėjau. Ir sako, Lukai, tu palengva, šiek tiek geresnė sekančią laidą, šiek tiek geresnė. Truputėlį, už save, šiek tiek su savim palenktyniauk, bet tai palengva. Ir tai buvo labai geras patarimas ir galbūt ir jums padės. Dar patarimai. Jo, labai smagu, kad yra žurnalistikos studentų čia. Manau, kad mano patarimas būtų pabandykite rasti sritį, kurioje kur jums nuoširdžiai yra įdomi ir pabandykite joje sužinoti kuo daugiau. Ir tai gali būti bet kas nuo politikos, saugumo klausimų, socialinių klausimų. Taip pat gali būti ir tai, kas tradiciškai laikoma lengvesnėmis temomis. Pavyzdžiui, aš pats daug metų dirbau ir likščiol kažkokią formą tebedirbu muzikos žurnalistikoje ir daugybė mano nuostabiausių gyvenimo momentų buvo kažkokiuose koncertuose, daugybė kelionių, daugybė žmonių, kuriais susipažinau, ir kažkokie muzikantai, iš kurių ėmiau interviu. Ir aš supratau, kad tas kažkoks nuolatinis meno patyrimas ir gebėjimas jį analizuoti ir mąstyti apie jį man tiesiog labai gera atgaiva nuo to tokio nuolatinio streso, kurį gal šiaip patiri gyvenime. Ir jeigu tu tą darai dalyką pakankamai ilgai, tu tampi labai geru jame iš tikrųjų. Tu užmezgi kontaktų ratą,
tu pradedi supras procesus, tu galų gale gauni kažkokių netikėtų galimybių, galbūt kažkokį tekstą parašyti, gal į kažkokią ten komisiją tave pakviečia, galbūt tu galų gale savo žiniasklaidos priemonės sukuri, ką mes su Naro komanda ir padarėm. Tai iš tikrųjų svarbu yra jūs, kaip visiškai pritariu Lukui dėl reputacijos, reputaciją saugokit ir savo kompetencijas auginkit ir paskui jis staigas pradeda atverti duris. Ir vėlgi, gali atrodyti, kai vėl Lukas sakė, kad yra ten 3 vietos Lietuvoje, kur gali dirbti kaip žurnalistas. Nu ne, jų iš tikrųjų yra daug, jos gal kitos net nėra sukurtos. Šita industrija labai labai keičiasi ir jūs galite ją kurti patys. Tai jeigu dabar atrodo, kad nėra darbo vietos, į kurią jūs norit gauti, na tai jūs gal ją patys ir susikursit. Ir yra tų galimybių, galima rasti finansavimo įvairių partnerysčių. British Council, mes esam partneriai su British Council, su vienu projektu. Yra būri ryšius, būri kolegas ir kažkaip gyveni pasai gyvenimą, koks tau iš tikrųjų labai patinka. Tai sveikinu pasirinkus žurnalistikos profesiją. Iš tikrųjų, aš iš savo pusės irgi iš tikrųjų norėčiau duoti patarimą. Aš gal labiau duočiau tokį patarimą nepasiduoti, nes iš tikrųjų pati, kai stojau komunikacijos žurnalistikos keliu, visą laiką sakydavo, kad yra daug, kaip ir Lukas minėjo, tam tikrų kitų specialybių, kur gal lengviau uždirbsi, lengviau karjerą, bet visada tie maži žingsniai, vardant didelio tikslo, jie iš tikrųjų labai duoda tokius saldžius vaisius, kaip aš sakysiu, tai iš tikrųjų niekada nepasiduokite ir nepasirinkite eiti lengvesniu keliu. Iš tikrųjų, mūsų diskusija labai greit prabėgo. Aš gal tik tai taip apibendrinant norėčiau pasakyti, kad aš manau, kadangi šiandieną kalbėjom apie tą kasdienybę ir aš manau, kad tikrai galėtume sutikti, kad investavimas į save dabar, į tai, ką jūs skaitot, kur jūs gaunat informaciją, kuo jūs pasitikit, yra iš tikrųjų tas labai stiprus raktas, augti vardant atsparesnės visuomenės ir iš tikrųjų, kas, jeigu ne mes. Tai iš tikrųjų aš norėčiau pabaigti su tuo, kad pasistengime kiekvienas investuoti į save ir aš manau, darydami pokyčius savyje tikrai sukursime, tam tikrus pokyčius ateityje ir tiek ir jaunesniem kartom, tiek pat ir vyresniem kartom. Tai iš tikrųjų labai norėčiau, kad paplotume mūsų nuostabiai kompanijai šiandieną, tai iš tikrųjų Karoliui, Onai ir Lukui. Ir ačiū ir žiūrovam, kurie buvo už ekranų, klausė. Nesustokim tobulėti. Ačiū moderatoriai. Ačiū.